Labas, laikas pikuoti pomidorų daigus ir taip pat aš parodysiu, kaip tai daryti. Aš esu Lina iš modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis ir šiandien aš tęsiu mūsų kelionę į pomidorų auginimą. Visai neseniai parodžiau video, kaip sėti pomidorų sėklas ir parodžiau 3 būdus. Na, dabar jau tie pomidorai užaugo į labai gražius daigus ir dabar parodysiu, kaipgi juos pikuoti. Na, o šio video pabaigoje dar mes apžvelgsime kitą savo eksperimentą, kur sėjau paprikas, vieną iš šviežios paprikos įsikrapščiusi, o kitą sėjau iš sėklų pakuotės. Nors ir čia tiesiogiai dar nesusijęs su šitą temą, kadangi dabar mes pikuosime, bet parodysiu, kaip einasi šito video pabaigoje, pasižiūrėsite. Pirmasis būdas, į kurį sėjau aš savo pomidorų sėklas, tai yra durpinės tabletės. Na štai matot, gražiausiai daigelis išdygo ir išaugo, buvo netgi po kelis, aš kai kuriuos, kur buvo per daug, tiesiog nukirpau tam, kad liktų po vieną gražų daigą štai va tokiam durpiniam indelyje. Ar laikas pikuoti mes galim pamatyti pagal lapelius. Štai čia va tas va pirmasis lapelis, toksai va pailgas, ar ne? Tai jisai yra pats pirmiausias, jis pasirodo, kai tik tai išdygsta ir nieko tada dar daryti nereikia. Bet kai jau mes matom pirmus tikruosius lapelius, štai šitas ir štai šitas, tai jau tai yra ženklas, kad mes jau galime pikuoti. Pasižiūrėkim, antrasis būdas, kuriuo, kaip aš sėjau, tai aš naudojau tokią daigyklą su įvairiais, su nareliais. Kiekviename iš tų narelių aš sėjau skirtingas pomidorų sėklas, skirtingas veislės. Na ir štai vėlgi daigai jau puikiausiai matosi, pasiruošę, galima juos persodinti, juos pikuoti. Ir turiu pasakyti, visi 3 būdai puikiausiai pasiteisina, nėra jokio skirtumo, kuriuo sėti. Matot, visur daigai yra panašaus augumo, panašaus aukščio. Čia aš tiesiog pasėjau į paprastą pomidorų grietinės indelį. Tik tai būtinai, aišku, reikia padaryti skylę, bet aišku, visą procesą jūs galite anam video pasižiūrėti. Nu va, irgi puikiausiai turim labai gražius pomidorų daigus. Ir prie trečiojo būdo yra dar, štai šitas. Čia, kur mes sėjom sėklas, va tokiomis gražiamis eilutėmis, vienai veisliai viena eilutė. Ir matom, taip pat daigai gražiausiai išdygo, dabar truputėlį paleipo taip nuo saulės, bet juos mes taip pat dabar pikuosim. Pradėkim nuo substrato daigams, kamegi mes visą šitą dalyką auginsime. Ir galima įsigyti specialų, kur parašyta, kad būtų pomidorams, bet iš tikrųjų užtenka, kad tai būtų paprastas substratas daigams. Tai bet kuriuo atveju yra paprasta nurūgštinta durpė, kuri yra tiesiog praturtinta trąšomis ir mineralais. Čia dar pagaliukų kažkokiu radau, aišku, mums čia kaip ir nereikia. Tai va, tai žodžiu, kai jau mes nusiperkam tą substratą daigams, naują pakuotę rekomenduočiau pravėdinti bent jau per naktį ir šiek tiek ją sudrėkinti. Ir iš tikrųjų dar mes galim ją pagerinti. Tam aš naudoju agroperlitą. Net nesvarbu, kokio gamintojo jūs jį nusipirksite, tai yra tokios smulkios dalelytės, kurios savyje neturi visiškai jokių maisto medžiagų. Tačiau ką jos duoda, tai jos duoda labai gerą oro pritekėjimą šaknims ir jos duoda tai, kad neužsistovi vanduo, kad nesusispaudžia mūsų pomidorų arba kitų daržovių šaknis. Tai mes jo dedam gausiai, kad tie balti taškiukai, burbuliukai jau labai aiškiai vizualiai matytųsi, nes tame substrate nebuvo šito dalyko nei kiek. Ir gerai permaišom. Iš karto dar noriu pasakyti, kad jokių būdų nerekomenduoju naudoti daržo žemės daigams persodinti. Todėl, kad visų pirma, kad joje gali būti daug kokių nors gali būti ligų užkratų arba kitų dalykų, kurių mes tikrai nenorim savo gležnėm daigeliam. O visų antra, būtent tas, kad mums labai svarbu, kad kuo daugiau oro patektų į šaknis. O daržo žemė gali būti per sunki ir gali kaip tik suspausti. Pradėsiu rodyti nuo pirmojo sėjimo būdo, kurį naudojau. Tai yra sėjimas durpinėje tabletėje, kuri tuo metu išbrinko ir dabar turim mes gražiausią tokį daigelį. Iš tikrųjų sakoma, kad galima sodinti, pikuoti kartu su visu šituo
audinius už to drabužėlių. Ir mato, tikrai va šaknis tiesiog lenda pro jį ir iš tikrųjų gal ir visai sėkmingai įsišaknydintų, bet kadangi dar nėra labai daug praaugusios ir aš vis tiek laikausi tokio požiūrio, kad lengviau ne su drabužiais, kaip sakant, eiti dirvą, sėtis ir sodintis ar ne, tai aš jas tiesiog visiškai taip paprastai nuimu. Ir štai mes jau turim gražų paruoštą daigą. Ką mums dabar reikia padaryti? Pasidedam šitą gražuolį į šoną ir tiesiog į mūsų vazonėlį prikraunam žemę. Galima žemę iškrauti šiek tiek mažiau, tada jį tiesiog patupdyti ir apdėti ant viršaus, bet man labiau patinka prikrauti daugmaž iki pusės ir vėliau pasidaryti tiesiog su pirštais tą tokią rimtesnę duobelę. Dabar su pomidorų pikavimu yra šiokių tokių niuansų. Galima sodinti jį taip, kaip buvo čia, tik tiek, kad į tą platesnį vazonėlį ir tiek. Bet mūsų tikslas, kad pomidoras turėtų kuo daugiau šaknų. Kuo daugiau jis turės šaknų, tuo jis bus tvirtesnis, tuo bus geresnis mūsų daigas, bus sveikesnis augalas, geresnis derlius. Tomis ir norime, ne? Tai ką dabar mes galim padaryti? Mes galim jį sodinti giliau. Tai yra ne štai šiame lygyje, o praktiškai vos ne iki pirmųjų lapelių. Na gerai, tokį mažėlį, gal tarkim iki patiek galim užkasti, todėl kad iš šito pūkuoto, plaukuoto stebelio išaugs naujos šaknelės, kai tik jis atsidurs po žeme. Ką tai reiškia? Tai mes tiesiog pasiemam tą vazonėlį ir žymiai giliau jį ten pasodinam ir užkasam gerokai aukščiau. Kitas būdas, dar viena gudrybė yra ta, kad mes galime jį ne tik stačiai sodinti, bet mes galime jį guldyti, vos ne visai guldyti. Gerai, padarysim taip skersai. Ką tai reiškia? Kad vėlgi iš kiekvienos tos vietos, kuri bus iškasta, čia užaugs daugiau šaknelių. Tai gal šitą būdą ir pabandom su šito, gerai? Tai dabar aš čia prisidėjau kažkiek jau tų žemių, padarau su pirštais tiesiog duobelę ir įdedu štai tą mūsų daigelį skersai. Kiek trūksta žemė, tiesiog taip puriai, gražiai apdedu aplinkui. Labai spausti nereikia, todėl kad kai palaistysim žemės pačios sukris. Na ir štai jau mes esam jį pasodinę. Viskas. Matom, kad jis dabar yra toks kreivas ir vazonėlio šone. Tai viskas su to yra ok. Jis ko gražiausiai atsities, atsistos ir bus puikiausias, gražiausias daigas su žymiai tvirtesniam šaknim, kadangi tiesiog jų bus daugiau. Pasižiūrim antruoju būdu pasėtus mūsų pomidorų daigus, taip pat matom, jie tikrai gražiai čionais atrodo. Ten, kur išdygo po keletą, aš juos tiesiog nukirpau, tam, kad viename narelėje būtų po vieną pomidoro daigą ir jis tikrai visas tas jėgas, kurias žemelės suteikia, panaudotų savo. Ir dabar tam mums reikalingas pats elementariausias, paprasčiausias šaukštas. Ir su šaukštu mes tiesiog paimam iš to narelio ir išsiemam daigelį. Kadangi pomidorai visiškai nebijo persodinimo, tai mes nebijom lygiai taip pat, kad kažkokia šaknelė nukris ar žemės gabaliukas nukris. Visai tikrai nieko tokio. Kitas reikalas yra su tokiais kaip, tokiam daržovėm kaip paprikos, kurios tikrai nekenčia persodinimo ir bet kokį šaknų tokį pajudinimą jos labai jautriai reaguoja, labai stresuoja. Šiuo atveju mums yra svarbiau išsaugoti ir tą plaukeliais tokį apaugusi stiebą, kadangi iš jo mes tikėsimės išauginti daugiau šaknelių. Taigi procesas toliau toks pat, mes prikrauname žemių ir pasodiname kuo giliau šitą pomidoro daigą. Op. Taip, ir lygiai taip pat užverčiame žemėmis. Jis jau toks gana ilgesnis pas mus buvo, nes čia aukštaūgė veislė, kas buvo akivaizdu palyginti su kitais. Na va, štai, darbas padarytas. Paprasta, ar ne? Na ir turim trečiuoju būdu pasėtas pomidoro sėklas, kurias čia į grietinės tą indelį aš sutalpinau. Tai iš principo mes jau turim daug sėklų vienoje vietoje, tai reiškia ir daug daigų vienoje vietoje. Taip atsargiai paspausdama, matėt kaip? Ištraukiu iš to indelio. Beje, taip labai dažnai gėlės būtent yra auginamos ir jos yra taip pikuojamos. Pasižiūrėkit, kokios gražios šaknelės, kaip jos gražiai čia visas lenda. Ir nori augti, augti, augti. Tai mes dabar
tiesiog atsargiai atidaliname. Čia jūs prašau pabūkit man gražiai. Ir kiekvieną atskirai daigelį mes irgi persodinsime. Aš aišku, čia tokį parodomą jums darau, iš esmės tai aš darau taip, kad visų pirma pasiruošiu. Dabar aš pirmą jums rodau, paskui galvoju, ką daryti. Pasiruošiu labai daug tokių paruoštukų vazonėlių, tada dalinu ir tada iš karto sodinu. Mes žinoma norime, kad kuo trumpiau būtų augalas ne dirvoje. Tai dabar atsargiai atskiriu, kiek šaknelės leidžia savaime. Va, štai matot. Nu, puikus, nuostabus daigas. Ir mes jį lygiai taip pat, kuo giliau, kuo įmanoma giliau, pakasam. Tai gal jau laikas dabar kažkuo patrešti, iš tikrųjų daug kas klausia taip. Tai norėčiau pasakyti, kad bent 2 savaitės tikrai negalima nieko trešti šitų gležnų tik persodintų daigelių. Todėl, kad mums visai nereikia paskatinti jo stipriai augti. Mūsų tikslas, kad jo šaknis įsitvirtintų, kad jis įleistų naujas šakneles. Tai tam, jeigu tikrai reikia augalui pagalbos, mes galim naudoti humistarą, tai yra organinės trąšos. Tai yra visiškai natūralus produktas pagamintas iš huminių rūgščių ekstrakto. Ir būtent jis duoda papildomų jėgų va tam daigeliui, kad tas maisto medžiagas, kurios jau yra natūraliai iš toj žemėj, jis gali jas įsisavinti geriau. Vietoj to, kad paprasčiausiai palaistytumėm su kambario temperatūros vandeniu, mes į jį dar įpilame to humistaro daugmaž 1 šaukštelį ant 2 litrų. Ir štai mes su tokiu skysčiu, tokiu mišiniu, mes tada ir palaistome. Ir kaip jau mes palaistysime, mes matysime, kad žemės natūraliai sukris, būtent dėl to nereikia jų kažkaip papildomai spaudžioti. Ir kai mes pamatysime, kad atsirado dar kažkokios laisvos vietos ir dar visai galima būtų sutalpinti žemę ir daugiau, mes galime tiesiog papildomai jų pridėti. Ta aš ir padarysiu dabar, kadangi matau, kad dar tikrai yra vietos. Ir visada žemę dedame tiek, kad liktų bent per pirštą ar 2 nuo vazonėlio viršaus, kad būtų galima vėliau lengvai palaistyti. Pomidorais baigta, išpikuota. Norit pasižiūrėti, kaip paprikų eksperimentas mums pavyko? Prieš kurį laiką rodžiau, kaip sėjau paprikas iš šviežios paprikos, tiesiog išsikrapščiusi sėklas ir sėklas iš pakuotės. Ir turiu pasakyti, šiai dienai daigeliai puikiausiai auga. Buvo jų ir daugiau išdykę, ir čia, bet aš juos nukirpau tiesiog paprastai su žirklėm, nes mūsų tikslas, kaip jau ir tame video aš pasakau, kad mes turėtumėm po 1 daigelį viename narelyje. Nu, pasižiūrėkit, jeigu prenumeruosit mūsų kanalą ir toliau, tai dar ir vėliau papasakosiu, kaip jiems sekasi. Ir nerodau dar, kaip juos pikuoti, todėl kad tikrai dar nelaikas. Matote, tada tik pirmi tie lapeliai. Bet čia aš turiu iš anksčiau sėtus. Nu va, o štai šitie jau turi ir tuos tikruosius lapelius, taigi juos jau galima būtų pikuoti. Jeigu norėtumėt, kad parodyčiau, kaip pikuoju, bet štai tuos pomidorus, tas paprikas, tai parašykite apačioje tiesiog komentaruose. Tikrai pasidalinsiu, kaipgi seksis šitiems pomidorams ir vėliau. Aš jau esu dariusi praeitų metų ir užpraeitų metų savo pomidorų derliaus apžvalgą tiesiai iš šiltnamio. Tai pasižiūrėkite, jeigu įdomu, ir prenumeruokit šitą kanalą, jeigu norite ir toliau sekti, kaipgi užaugs pomidorai iš šitų gražių daigų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.